Vienas. Labas vakaras visiems. Labai kviečiu atsisėsti, kad dar ieškote vietos. Čia dar yra prieika laisvų. Drąsiai, prašau. Mano vardas Elona, aš esu iš Panevėžio ir aš trumpai save pristatau, esu remigrantė. Tad šiandien aš labai džiaugiuosi būdama kartu su kompanija, kuri pakvietė mane į Panevėžį Rolandą Paulauską, signatarą, žurnalistą. Ir mano vyresnioji karta jį puikiai pažįsta, bet aš iš tos kartos, kurį jį atrado tik tai prieš porą metų ir tik tai internete. Tai labai džiaugiuosi, Rolandai, kad jūs čia ir labai kviečiu išsakyti savo tos dainos temą, pabudome ir kelkimės, nes būtent šitą dainą mane motyvavo daryti visus darbus, kuriuos aš pradėjau grįždama į Lietuvą. Tai yra referendumas, tai yra žmonės, tai yra kaip padaryti taip, kad mes galėtum toliau Lietuvoje gyventi. Ačiū, Rolandai. Kviečiu, pasveikinti. Labas vakaras visiems. Na, aš matau šitoje salėje žmonių, su kuriais mes gal buvom net susitikę 92 metais. Čia yra buvęs labai triukšmingas susitikimas savivaldybės salėje savo metu, kuris baigėsi muštynėmis. Taigi štai kiek metų praėjo, nežinau, gal kas buvo net tame susitikime. Ir važinėdami po Lietuvą mes žinom ką, kad ypatingai vyresnės kartos žmonės nori paklausti tų pačių klausimų. Ar tai būtų Kaunas, ar tai būtų Klaipėda, ar tai būtų Šiauliai. Tai aš užtat sakau, gal aš iškart juos atsakysiu, kad jums nereikėtų laukti galimybės paklausti. O paskui jau kalbėkime iš esmės. Ir dar vienas dalykas. Negalima nekalbėti apie Ukrainos įvykius šiandieną, bet aš siūlyčiau apie juos kalbėti pačioj pabaigoj, nes greičiausiai mes susipyksim, kai pradėsim kalbėti apie Ukrainą. Tai jau susipykim pabaigoj. O dabar pradedu nuo tų klausimų, kurie kartojasi visur ir visada, liečiančiais tai yra praeitį. Tai pirmiausia, ta desovietizacijos reikalai. Visada žmonės atsineša iš interneto ištraukę mitą, kad mes balsavom prieš desovietizacijos įstatymą. Taigi štai ir pradedu. Turbūt čia sėdintys vyresnės kartos žmonės sutinka, kad desovietizuoti reikėjo, ar ne? Reikėjo? Būtina buvo. Taip. Tada kitas klausimas. Ar ką mes turėjom desovietizuoti? Ar kiekvieną komunistų partijos narį, ar kažkokias, vis tiek kažkokias turėjom savybės tų žmonių turėtume? Turbūt ne kiekvieną, sutiksit, ar ne? Kiekvieną reikėjo. Kiekvieną kažkas sako? Kiekvieną 100%. Kiekvieną 100%. Nu gerai, tai jūs apskritai jau radikalus. Su žinoma tvarkoj. Bet jūs tada tuo labiau sutiksit, kad turėjo būti desovietizuoti marksizmo, leninizmo dėstytojai pačią, ne? Turėjo būti? Būtinai. Būtinai, kalbos nėra. Taip. O gal jūs prisimenat, kas tuo metu vadovavo aukščiausiai tarybai? Landsbergis. O jūs kartais neprisimenat, kad jisai dėstė marksizmą, leninizmą? Jisai grot mokino. Ne. Marksistinė etika dėstė. Taip. Tai dabar jūs kaip galvojat? Žmogus, kuris patenka į šitą, buvo suinteresuotas desovietizacijos įstatymą? Ne. Ne. Vat jūs ir atsakot. Toliau. Buvo būtina desovietizuoti centro komiteto narius, ar ne? Komunistų partijos centro komiteto nariai. Nu tai jau tuos tikrai reikia desovietizuoti, jeigu ne kiekvieną, kaip ten jau nusako. Taip. Tada jūs turbūt prisiminsit, kas buvo šito žmogaus aplinkoje ir kurie iš jų priklausė tam centro komitetui. Tai jūs turbūt suprantat, prie ko aš vedu. Desovietizacijos įstatymų nesuinteresuoti buvo pirmiausiai tie, kurie šiandieną mus kaltina, kad mes sustabdėm šitą procesą. Kaip tik Tautos pažangos partija, komunistų partijos narių buvo mažiausiai, pas mus buvo tremtiniai, Aleksandras Ambrazevičius gimęs Jakutijoje, Vidmantas Paviljonis, politinis karinys, Birutė Nedzinskienė gimusi Komijos ASSR. Mums desovietizacijos įstatymas niekuo negrėsė. Jisai grėsė visai kitiems žmonėms. Ir komunistų partijos Brazausko pusėje esantiems,
ir Landsbergio pusėje esantiems mėlėjimams. Ir dėl to desovietizacijos įstatymas net nebuvo pateiktas balsavimui. Dėl to, kad jo buvo nesuinteresuoti daugelis tuometinės aukščiausios tarybos vadovybės narių. Galiu pasakyti, kokia buvo formulė tautos pažangos apskritai šitame įstatyme. Įstatymo projektas buvo pateiktas Virgilijaus Čepaičio, jisai buvo radikalus. Mes pasiūlėm dar šiokias tokias pataisas ir paaiškėjo, kad nesuinteresuoti yra žmonės šito įstatymu. Ne mes, kaip dabar jūs skaitot internete šitas legendas. Logika juk sako, suprantate? Man tai jis nieko nekenkia. O tas, kuris dėstė marksistinę etiką, jam kenkia. Tai dėl to jie ir nepateikė jo balsavimui. O mūsų formulė buvo šitame įstatyme pasiūlymas toks. Marksizmo-leninizmo dėstytojai viena grupė, toliau centro komiteto nariai, nomenklatūros sąrašas teisingiau, buvo 2 nomenklatūros sąrašai. Centro komitetas Maskvos ir centro komitetas Lietuvos. Jie turėjo nomenklatūrinį pareigybių sąrašą. Ir dar mes siūlėm įtraukti įstatymą komunistų partijos narius, kurie gaudavo atlyginimą už partinį darbą. Ne kiekvieno komunistų partijos nario, o tas, kuris gaudavo atlyginimą, profesionalai. Va šitas grupės žmonių mes siūlėm, jiems neleisti dirbti 3 metų valstybės skiriamų pareigų. Ir viskas. Bet dar sykį kartuoju, nesuinteresuoti buvom ne mes. Ir šitas įstatymas nebuvo pateiktas galutiniam balsavimui. Ar atsakiau į klausimą tiems, kurie norėjo paklausyti šitą? Ne visai. Ne visai? Ką Landsbergis dėstė iš viso? Kodėl tik 3 metus? Nes jeigu būtų 3 metai tik tai, tuo metu mes jau aptarnėjom irgi, kadangi buvo dirbau sąjūdį, tai praktiškai tada iškart po aukščiausios tarybos išėjimo jau būtų atvertas kelias. Ne, nu kolega, mes galėjom ir 5 padaryti, bet aš iš principo sakau, jis nebuvo pateiktas balsavimui, tai nepriėjo iki sprendimų. Aš net nepamenu gerai, gal ten buvo ir 5 metai, aš nepamenu, ar 3 ar 5. Bet principas toks. Taip, bet aš tik noriu pasakyti, kad tos legendos, kad mes sustabdėm, yra visiškai neteisingas. Tai yra, kažkas žmonėm ten susisuko ir jie klaidingai atsimena. Vėliau kita legenda. Apie kariuomenės išvedimą. Kad mes buvom prieš kariuomenės išvedimą. Dabar internete platinama ir aš tikiu, kad čia žmonės atsinešė šitos mitus. Na žiūrėkit, aš jūsų klausiu. Maskvos kariuomenė į Lietuvą atėjo referendumo būdu? Ne. Dabar jeigu mes keliam klausimą referendume, išvest ar neišvesti tarybinę kariuomenę, tai vadinasi šitame klausime yra atsakymas, kad jinai gali likti. Pratat? Kaip mes galim kelt klausimą, išvest ar neišvest? Ir siūlo lietuviams balsuoti, jie turi nuspręsti, išeit ar neišeit. Mūsų siūlymas buvo, kaip jinai atėjo be referendumo, taip jinai turi ir išeit be jokio referendumo, jinai turi išeiti. O ne net atsiklausti lietuvių, o gal gali likti. Pratat? Pats klausimo formulavimas yra nelogiškas. Ir mes priešinomės ne kariuomenės išvedimo, iš principų, kad negalima klausti šitai. O jeigu lietuviai neateis į tą referendumą, tai ką, ta kariuomenė liks? Bet nelogiškas iš viso klausimas. Ir dar buvo antra priežastis, kodėl mes manėm, kad nereikia tokio referendumo. Tada buvo deklaruojama Pabaltijos šalių vienybė. Latvija, Estija, Lietuva. Pamenat, mes vis laik sakėjom, kad reikia kartu veikti. Ir aš tada, kai iškilo tas klausimas, viešai paklausiau, ar suderintas šito referendumo idėja, ar suderintas su Latvija ir Estija. Nežiūrėkit, lietuviai su savo 80% turi šansą laimėti tokį referendumą, taip? O Latvijai su 50%. Ir įsivaizduokit, kaip galėjo pasisukti įvykiai, jeigu Maskva būtų po to sakęs, lietuviai nubalsavo, gerai, o dabar tegu Latvijai nubalsuoja. O jie negali nubalsuoti, 50% rusų. Arba Estijoje 40% rusų. Tai mes pakišam po peiliu Latvijos ir Estus, o deklaruojam vienybę. Vat kodėl mes buvom prieš šito referendumo apskritai atsiradimą. Dabar kodėl jis buvo reikalingas tuo metu? Todėl, kad buvo norima įvesti prezidento instituciją, buvo manoma, kad žmonės neteis į tokį referendumą ir sugalvoja, kad reikia prijungti prie jo kariuomenės išvedimą, tada ateis ir tuo pačiu nubalsuos ir už prezidentą. Kitaip sakant, dėl asmeninių ambicijų atskiro žmogaus, vieno,
buvo rizikuojama apskritai kariuomenės išvedimo idėja kaip tokia. O jeigu lietuviai neteina, reiškia kariuomenė lieka, taip? Tai dar sėkiai sakau, tas referendumas buvo ydingas savo esme. Kas tu dar pas jūs iš tokių mitų sklando? Kad mes suskaldėm sąjungą. Ar ne? Yra čia salėje žmonių turbūt, kurie šitaip galvoja. Nu žiūrėk. Šiek tiek istorijos. Jaunimui, aš suprantu, tai yra nuobodu, tuoj atsistos koks nors jaunuolis ir sakys, baikit jūs šitos, ten mamutų eros laikus prisiminėti. Kalbėkit apie šią dieną, bet žinokit, reikia šitos dalykus iškalbėti. Prisiminkim, į aukščiausią tarybą atėjo dvi politinės grupuotės. Vienoj pusėje komunistų partija atvedė deputatų grupę, kitoj sąjūdis. Bet sąjūdis tuo metu buvo tokia organizacija, kuri vienijo skirtingiausius žmonės. Ir kai tik sąjūdis atėjo į aukščiausią tarybą, ten prasidėjo partijų kūrimas, natūralu, taip turėjo būti. Pavyzdžiui, gal ne visi žinot, bet socialdemokratų partija, kuri viena iš pirmųjų atsikūrė Lietuvoje, jos steigėjų tarpe buvo Emanuelis Zingeris, Sličytė Zita. Jie buvo socialdemokratų partijos atkūrėjų pirmose gretose. Ir atsikūrė kas? Atsikūrė Krikščionių demokratų partija, atsikūrė socialdemokratų, įsikūrė liberalų partija, įsikūrė centro frakcija ar partija, kaip jinai tada vadinosi. Ir va šitoj bangoj, kada visas sąjūdis skaldėsi į pagal pažiūras jau, į tas partinės grupės, Rimantas Smetona, to mūsų Smetonos giminaitis, susitiko su manimi ir sako, reikia atkurti ir tautininkų sąjungą. Nes jau partijos atsikūrė, o tautininkų sąjunga dar neatsikūrė. Ir mes po neilgų ten dėrybų ir atkūrėm tą tautininkų sąjungą. Ir įsikūrė paskui tautininkų frakcija Seime. Beje, šitos frakcijos sudėtyje buvo ir Rasa Juknevičienė. Jinai buvo tautininkų frakcija su mumis. Ir štai paskui, taip, iš šito ką aš noriu pasakyti, kad sąjūdis pradėjo skaldytis ne nuo mūsų, jis pradėjo skaldytis nuo pirmų dienų, kai atėjo aukščiausia taryba, jis pradėjo kurtis partinės struktūros. Ir dabar kaip vystėsi įvykiai toliau? Tautininkų sąjunga suskilo dėl ko? Dėl požiūrio į tuometinį aukščiausios tarybos pirmininką ir jo darbus. Viena grupė tautininkų sąjungos besąlygiškai palaikė visus jos sprendimus be jokio abejonių. Kiti turėjo kitokią nuomonę. Ir tautininkų frakcija skilo ir tada atsirado tautos pažanga. Bet tik po to, kai jau tautininkų sąjunga suskilo. Dėl to va šitas mitas, kad mes suskaldėm sąjūdis, irgi yra visiškai neteisingas. Tai yra, aš nežinau, iš kur jūs traukėte, kuris šitas leidžia. Taigi štai, jeigu dar yra iš praeities klausimų, aštrių, kaip jūs manot, užduokit juos dabar. Tai ta pati Šleičytė dar jūs kaltina, kad jūs priėmėt, ar siūlėt, ar prastumėt homoseksualam palankius įstatymus. Aš? Taip. Internete yra jo. Aš, tiesą sakant, aš net nesuprantu, ką aš čia noriu pasakyti. Nes mes tada net žodžio homoseksualai nežinojome. Čia yra šių laikų, reikia jūs kažką maišot. Ne, yra visai neseniai vakar ar užvakar įdėtas toksai pokalbis su Šleičyte. Ir ten eina kalba apie tai, kad 90 ten kuriais, tai antrais kuriais, buvo, ar netgi pradžioj, buvo atšaukti įstatymai baudžiamoji atsakomybė už homoseksualų. Ir reiškia, jinai sako, kad būtent iniciatyva buvo iš jūsų. O dievai, dievai. Čia jau yra kažkokie visiškos. Nežinau, čia reikėtų Zitos klaust, ką jinai turi minėti, aš net nežinau, apie ką jinai šneka. Dar sakė, kad jūs labai gazdinat, grasinat Gentvilui to laiko. Čia dar, O dievai, dievai. Ja. Nežinau. Neturiu ką atsakyti, net nesuprantu, ką jinai turi omeny. Dar sėki kartuoju, šitie homoseksualistų reikalai tais laikais,
Mums net į galvą neteidavo, tada nebuvo šitos problemos. Čia yra dabar pastarųjų metų reikalai. Tai jeigu daugiau aštrių klausimų nėra, pereikim prie to, ką reikia šiandien šnekėti. O yra. Kazys Granys, sąjūdžio sekretorius buvo tuo metu. Kadangi sėdau prie televizoriaus aukščiausios tarybos laikos, tada transliuodavo ištisai. Ir Tautos pažangos partija tada mums sąjūdžio žmonėms, patriotinės tos dešinios pusės, kaip pasakyti, sakot, tiesiog aštriosios pusės mūsų žmonių. Tai mes buvom labai įskaudinti jūsų Tautos pažangos partijos, todėl, kad, reiškia, jūs labai puolėt ten Rupeika, Rupeika nebuvo mūsų frakcijų Rupeika. Rudys buvo tikrai. Rudys tikrai nebuvo irgi. Bet kažkaip tai tuo metu pagrindiniai jūs buvo. Rudys yra socialdemokratas. Milevičius, reiškia... Žiūrėkit, kolega, jūs išvardinot kelias pavardės, jos nei viena iš tų pavardžių nebuvo Tautos pažangoje. Nu tai pakoj, bet aš kalbu, kadangi aš mačiau jūs, aš dabar jums paklausiu. Gerai, klausim. Tai pagrindiniai kaltinimai ir tada tiesiog puolimas buvo toks tikrai labai aštrus, nepaprastai. Ir... Ne, jūs sakykit esmę. Ne, buvo puolimas. Tiesiog atsistoja, daleiskim, Ozolas arba Genzelis, arba ypač, labai gaila buvo Justino Marcinkevičiaus amžinatilsį. O jūs pateikdavo tokius kontrargumentus, asmeniškai jūs, kurie tiesiog žeidė visus iš eilės. Bet jūs pasakykit juos, nes dabar man sunku kažką atsakyti, jūs nieko nesakot konkretaus. Aš tik sakau, kad jūs labai grubiai tiesiog juos įžeidinėjot dėl, kaip sakot, reiškia, dėl kariuomenės išvedimo, dėl šitų svarbaus labai desovietizacijos įstatymo. Tai tiesiog labai toks grupus galėjo taip labai diplomatiškai ir aiškiai, kaip dabar buvo. Matot, jūs... Bet tada buvo tiesiog labai... Tai gal jums tiesiog taip atrodė? Aukščiausiai taryba, noriu pasakyti pabaigti. Tada buvo suraskita aukščiausiai taryba. O pagrindiniai tie žmonės įstrigo mums į atmintį, tikrai jų negalima, ir jūs buvote tame. Matot, bet žiūrėkit, visi, kurie čia mes dabar sėdim. Ponas atsistojo, jis bando pasakyti savo prisiminimą, kuris yra grinai emocionalus. Sutinkat, tai yra jausmai, bet jūs nieko nepasakėt konkretaus, į ką aš turėčiau atsakyti. Jūs sakot grubiai, o gal tik jums tai pasirodė, o gal apskritai tai ne aš buvau, aš net nežinau, ką atsakyti jums. Gerai, aš... Ar jūs konkrečiai ką nors, ten gal ponas konkrečiai paduoda. Aš tai konkrečiai. Prašau. Jūs vedėt laidą, kas geresnė premjerė, taip, jums. Jūs klausinėjot tą žmogų, kurį aš dar tokį pažinojau. Kadangi su jo broliu Kaziu, kuris Šiaulių universitete dirba dabar, studijavau vienai grupė statybą. Ir noriu paklausti, žinau ten jų šeimą, esu tenais, mes nesvarbu, netenais. Bet, jie buvo biznieriai, kaip sakau, dar žmonės, tačiau biznieriai, kaip sakau, ne visai gerą prasme. Taigi, toks klausimas. Ar jūs teko girdėti apie pigų cukrų ir kai Šleževičius vadovavo vyriausybei, buvo nupirktas žmonių surinktus pinigus laivas cukraus. Ir jis plaukė, laikraščiai rašė, gal mėnesį, gal du ir dingo viską. Ir aš jo asmeniškai klausiau, kaip buvo Panevėžyje. Neatsakė, ar jums teko girdėti? Nežinau, nieko negaliu pasakyti. O, taigi negerai. Bet dabar apie pačią laidą. Kodėl ta laida atsirado apskritai? Aš tada buvau visuomeninių programų direktorius valstybinėje televizijoje ir mums priklausė visos valstybinės laidos. Ir kreipėsi vyriausybės atstovas, premjero patarėjas, kad jie norėtų nors pusę valandos į mėnesį pašnekėti tą, ką jie nori. Mes kaip televizija buvom visiškai nesuinteresuoti tom valdiškom laidom ir stumėm tą reikalą nuo savęs kuo toliau. Bet iš principo galvojam, vyriausybė turi turėti teisę pašnekėti per valstybinę televiziją. Ir vieną dieną man šovė galva mintis, kad iš to galima padaryti įdomią laidą. Ir aš tada sugalvojau, kad reikia man pačiam ją vesti ir kokia buvo idėja. Idėja buvo tokia, kad jūs galėtumėt paklausti bet kokio klausimo. Jūs pamenat, būdavo laidos, kur aš sukviesdavau žmonės iš Lietuvos ir jie galėdavo tiesiai paklausti pačius aštriausius klausimus. Bet buvo viena sąlyga.
Jūs visą tą turėjo daryti tam tikro padorumo rėmas. Suprantat, ne šiaip savo išeiti, rėkti, šaukti ir taip toliau. Bet jeigu mes laikomės visi kažkokio tais mandagumo, padorumo, prašom. Ir šita laida buvo populiariausia laida Lietuvos televizijoje, mes gaudavom maišus laiškų. Ir aš tiesą sakant didžiuojus, kad mes šitą laidą darėm. Tada man ministrai sakydavo, tai būdavo kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį. Tai man ministrai sakydavo, mes sėdim tą antradienį žiūrim, nes ką nors aš iš to premjero išreikalauju, aš paskui stebėdavau, mesgi žiūrėt, pamenat, mes kitą laidą stebėdavau, ar jie įvykdė tos pažadus ir panašiai, o ministrai turėdavo dirbti. Tai aš nelabai suprantu, kuo kaltina mane tie, kurie man primena tą laidą. Aš net nelabai suprantu, kas čia blogo tame yra. Jeigu jūs norit, kartais sako, jis pataikaudavo Šleževičiui. Na žiūrėkit, mes įdėsim dabar tų laidų archyvinę medžiagą, įdėsim internetą. Kiekvienas iš jūsų dabar jas pasižiūrėkit ir patys savo atsakykit, kas ten kam pataikauja, mėlyjei man. Aš juk jums priminsiu amžinatilsį tėvo Stanislovo, vienuolio, amenat buvo, garsus žmogus. Tai vieną kartą jis pasakė tokią frazę, jinai buvo kažkokiam laikraštį spausdinta. Juk sako, tas premjeras irgi žmogus ir eidamas į šitą velnio laidą, kas geresnio premjerą irgi nori išgirsti gerą žodį, o ten jį tarkuoja ir tarkuoja, tarkuoja ir tarkuoja. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Žinokit dar kitą dalyką. Pavyzdžiui, jo aplinka pastoviai sakė, neiktų į tą laidą, nes jie žiūrėdavo, kad jo reitingas nuo to nekyla visiškai. Visiškai, bet jis vis tiek eidavo, nes, pradėt kodėl, aš neperžengdavau tam tikrų ribų. Taip, aš galėjau jį užpulti tiek, kad jis į antrą laidą ir nebeteitų, bet ką mes iš to laimėsim visi. Suprantat? Nu, jis nebeteis ir tuo viskas baigsis. Beje, kai jį nuėmė, Šleževičiui, aš siūliau daryti tokias laidas visiems po to, kurie tik buvo premjerams. Nei vienas nesutiko daugiau. Suprantat? Nes kas norės kiekvieną mėnesį ateiti į laidą ir į tokio žmogaus kaip aš rankas pakliūti, kuris labai atidžiai stebi, kuris susigaudo dalykuose, žino, ko paklaus, paskui kontroliuoja, tai netoks jau džiaugsmas, kaip jums atrodo. Ir dėl to, kam aš beje ir Butkevičiaus siūliau, kai išrinko premjeru čia po šitų rinkimų. Sakau, grįžtam, darom tokią laidą, pavadinkim, palaukit, kaip aš pavadinim, tauta turi klausimų. Aš sugalvoju pavadinimą, darom tokią laidą, tauta turi klausimų. Ir jisai svarsto po šiai dienai sutikimo neduoda. Taip, kad visi tie, kurie, suprantat, iš kur atsiranda ta emocija negatyvi. Dalis jūsų čia sėdinčių, tada jums nepatiko valdžia, o valdžia dažniausiai nepatinka visiems, ir jūs perkelėt savo tą nemalonę valdžios atžvilgiu ant manęs, kadangi aš su juo ten sėdėdavau. Praeina daug metų, jūs jau užmiršot, kas ten vyko, jūs tik atsimenat, kad tas irgi ten su tuo sėdėjo, kuris man nepatiko. O kai jūs dabar pažiūrėsit tą laidą, jūs pamatysit, jūs pats nesuprasit, kur čia problema. Normali laida yra spaudžiamas premjeras į kampą, priverstas atsakinėti. Klausimus aš jam pateikdavau iš jūsų laiškų. Sakau, mes gaudavom daug laiškų, juos apibendrindavau ir dažniausiai pasitaikančius užduodavau premjeru. Ir visas mano darbas. Ir paskui žiūrėdavom, kaip jis atsakinėja, kaip jis daro toliau žygius. Taip. Sveiki, Donatas Golubovas, Panevėžio Tautininkų sąjungos skyrius. Norėjau paklausti dviejų klausimų. Vieno paprašė paklausti iš Vilniaus, aš dar jaunas mažas buvau, tai nežinau, bet žodžiu, gal galite papasakoti apie savo atliekų perdirbimo verslą, ar tai Kaune, ar tai Vilniuje. Gal galite patikslinti, kaip jūs esate su to susijęs ir jeigu esate stipriai susijęs, ar nekilo moralinis klausimas atsisakyti signataro rentos, jeigu gaudo didelės pajamas. Visiškai nesusiję dalykai. Tai vienas dalykas ir kitas dalykas, gal galite šiek tiek papasakoti apie savo šeiminę padėtį ir jeigu kažkas atsitiko, tai kodėl? O kas atsitiko? Jūs žinot kažką, ko aš nežinau? Aš nežinau, ta prasme, jūs... Sakot, kažkas atsitiko, aš dar matyti nežinau, kažkas jau atsitiko. Šiuo metu jūs turit žmoną, ne? Aš išsiskyręs, tai yra parašyta visose mano biografijose, kokia problema. Tai tiesiog... Aš turiu dukrą ir turiu anūkę. Jo, tai kodėl išsiskyrėt, kas netitiko ten? O, kodėl? Tai jūs galite neatsakyti, aš tiesiog paklausiu, ačiū.
Suprantat, kodėl aš išsiskyriau, tai čia dažnų iš čia sėdinčių mes galim šito klausti, kodėl jie išsiskyrė, kodėl jie vėl vedė. Tai čia... Jo, ne, nu čia ką jūs. O štai apie tas šiukšlės. Taip, aš juk neslėpiu. Aš esu verslininkas, aš turiu akcijas keliose įmonėse. Kaip? Matyt, liberalą esame. Čia faktas. Provokacija konkretiškai. Aš esu verslininkas. Dalis tų įmonių, kuriuose aš turiu akcijas, užsiminėja šiukšlių biznių, veža šiukšlės iš žmonių. Ir aš čia nematau jokios problemos. Kur jūs matot problemą? Rentos gavimas yra nesusijęs su šito visiškai. Čia nėra jokio kriminalo. Rentą žmogus negali gauti tada, kai jisai dirba darbą, už kurį yra mokami mokesčiai sodrai. Jeigu tu dirbi darbą, kur yra mokesčiai sodrai, tada tu negauni rentų. Vat yra problema su mano daina Pabudome ir kelkimės ir kitomis dainomis, nes nuo tų dainų eina mokesčiai. Ir vat, jeigu girdėjot, kaip tik dabar Seimas svarsto, kaip padaryti, kad man už tos dainos atlikimą nenubrauktų rentą. Nes kur nors Japonijoje atliks mano dainą, sumokės mano autorinį honorarą, aš apie tai net nežinau ir jau aš pažeidžiu šitą rentos įstatymą. Tai dabar Seimas priims nutarimą, kur panaikins tą prieštaravimą, nes ten tų autorinių pinigų susikaupia per metus porą šimtų litų tik tai, o problema iškyla didžiulį. Tai čia yra kūrybinių darbuotojų rentos klausimas. O su biznio reikalais tai visiškai nesusiję. Ar atsakiau jūsų klausimą? Supratom? Taip, va. Dar ir aš turiu klausimą. Prašau. Ne aštras gal, Rimantas Černiauskas, savanoris esu, renku parašus už jūs. Žiūrėjau video iš Klaipėdos susitikimo jūsų. Taip. Ir ten labai liberalas, koks Mantas, aršiai kalbėjot jūs apie tas turniškės ten, kad žmonėms aiškina. Gerai, prašau. Nes šmėstelė, man atrodo, visiems kažkur. Jo, žiūrėkit, bet žiūrėkit, mes sėdime šitoj salėj, turim visą valandą laiko. Ir vietoj to, kad jūs norėtumėt suprasti apskritai už ką ir prieš ką aš šiandien, mes kalbam visokius pletkus. Ir jūs išeisit namo taip ir nesužinoję, ką aš galvoju apie šiandienos problemą. Bet nesvarbu, apie tas turniškės aš jums atsakysiu. Taip, aš ne vienerius metus nuomavausi įvairiausius butus turniškės. Turniškės jūs galit kiekvienas iš čia sėdinčių tos butus išsinuomoti. Atsidarykit Aruodas LT internete, įveškit Turniškių gatvę ir jums išmes ten pasiūlymą, kiek jūs ir kur galit ką nuomotis. Vat ir visa istorija. Tarp kitko, aš labai rekomenduoju jums, kurie nebuvot, nuvažiuoti tas Turniškės. Nes yra susikūrusi tokia legenda, panašiai kaip mes apie Europos Sąjungą galvojam, kad įstosim ir į pasaką visi pateksim. Tai lygiai taip pat apie tas, o Turniškėse, vat, pavyzdžiui, tas, kur jūs čia, iš kur ta legenda kilo, tas Alytnamis, kur atseit ten už mane kažkas mokėjo. Matyt, jūs juokas, aš mokėjau normaliai nuomos mokestį, mokėdavau už šilumą, už elektrą. O tie visi pletkai, kuriuos jūs čia prisiskaitėt, jeigu jūs atidžiai skaitytumėt, ten taip budriai surašyta, kad ten tie tūkstančiai ne man taiko. Ten krašto apsaugos ministerija, ten kažkokie jų ten reikalai. O aš normaliai, kaip ir visi ten gyvenantis, mokėjau mokesčius. Ir jūs galite išsinuomoti, jokių problemų nėra. Bet ką aš noriu pasakyti? Nuvažiuokit į tas Turniškės. Va tas Alytnamis, kuriame aš gyvenau, tai ten jūs rasit tai, ko jau Lietuvoje niekur nėra. Ten jūs rasit dar Brežnevo laikų baldus. Ten jūs rasit dar tuos medinius senoviškus tarybinius langus, per kuriuos eina vėjai. Ten nieko nėra tose Turniškėse. Tai yra legenda likusi iš anų laikų, kadangi tada valdžia ten gyveno. Tarp kitko, ten buvo neblogų pastatų ir jie yra. Tai yra, šiek tiek aš jums papasakosiu apie Turniškių istoriją. Turniškės prasidėjo nuo 4 namų pastatytų Lenkų laikais. Lenkai prieš karą ten norėjo daryti elektrinį. Norėjo patvenkti nerį ir daryti elektrinį. Ir pastatė 4 namų, jau būsimiem elektrinės viršininkams. Tai va šitie namai ir yra patys geriausi. Juose šiandieną gyvena, vienam gyvena Grybauskaitė, kitam gyvena Brazauskinė, trečiam gyvena Adamkus ir 4 yra ruošiamas premjerui.
Visa kita, tai yra tarybinių laikų statiniai. Ten, pavyzdžiui, buvo nei vieno būto didesnio kaip 3 kambariai. Ten nėra. Ten yra 2-3 kambarių būtai ir viskas. Ir yra vienas dar segmentas. Tai jau pačiu paskutiniu tarybiniu laikotarpiu buvo pastatyti 3 kotedžai. Tai buvo skirti pirmam komunistui, aukščiausios tarybos pirmininkui ir premjerui anų laikų. Tai šitos kotedžus, vat mes lietuviai, labai simptomatiška. Mes juos atidavėm užsieniečiams iš karto. Pirmas, ką padarė Lietuvos valdžia, tai atidavė geriausius turniškius statinius Prancūzų ambasadai, Vokiečių ambasadai ir Danų ambasadai. Ir kai paskui reikėjo rasti, kur gyventi prezidentui, tai iš daugiabučio lenkiško namo padarė tą dabar Grybauskaitės rezidenciją. Čia yra pavyzdys mūsų tokio kažkokio menkavertiškumo ir savo. Vietoj to, kad mes tos kotedžus paliktume savo viršininkams, mes iš karto jos atidavėm užsieniečiai. Iš karto. O visa kita tai yra paprasti, nieko. Tarp kitko, baigiant apie Turniškės, jos šiandien yra parduotos. Visą tą Turniškių kompleksą nupirko Finasta, girdėtas turbūt pavadinimas. Ir jie jau ten dabar daro remontus, pertvarko, pernumoja, restauruoja ir taip toliau. Ten dabar jau keičiasi viskas. Bet jau dabar tai yra privati kontora. Ir beje, kai jie nupirko, tai nupirko kartu su manim. Aš tada nuomavausi ir nupirko su manim tą. Bet aš jau ten dabar nebegyvenu. Vat ir viskas. Dar. Remigijus, Balčiūnas kaip Panevėžys. Norėčiau pretendentų į prezidentus, kiek galvoju, be neprotingiausių šiuo metu žmogaus Lietuvoje paklausyti. O, įsiklausykit. Paklausti, kodėl taip lengva ranka konservatoriai, socialdemokratai ir liberalai parduoda šventą Lietuvos žemę? Noriu paklausti. Tai mes ir pereikim tada prie esmės. Suprantat, kaip yra? Galima atsakyti jums, kad jie ten, sakykime, turi kažkokį interesą negerą, dar kažkas. Bet yra, mano supratimu, yra pati giliausia priežastis. Mes pabėgę iš Tarybų sąjungos ir pakliuvę į Europos sąjungą, dalis iš mūsų šiandieną jau atsipeikėjo ir supranta, kad toje Europos sąjungoje rojaus nėra, bet kita dalis mūsų žmonių, ir čia sėdinčių, aš manau, taip pat tokių yra, jie šiandieną nėra pasiruošę kelt klausimų, kad ta Europos sąjunga nėra tokia stebuklinga. Ir tada, va ta baimė, kad supyks naujasis šeimininkas, tiems, kuriuos jūs išvardinot, jie puikiai viską supranta. Bet jie ką sako? Jeigu tik mes žemės tos neparduosim, užpyks šeimininkas. Ir va šitą baimę supykdyti naują šeimininką verčia juos apsimest, kad jie nesupranta, ką reiškia žemės reikalai. Dar kitai pasakysiu. Aš esu kaip kuriems žmonėms iš pačių aukščiausių Lietuvos pareigūnų, pavardė čia nesvarbu, aš esu taip klausimą kėlęs. Ar yra per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungos Lietuvos mokama? Jų atsakymas – nėra tokios kainos. Tai suprantat, jeigu žmogus mano, kad nėra per didelės kainos už buvimą Europos Sąjungoje, nu tai aišku, jis parduos ir žemę, jis uždarys Ignaliną, jis visko atsisakys. Ir aš užtat ir jums keliu klausimą. Jūs patys savo atsakykite. Ar yra per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoje? O dabar pasižiūrėkim, kokia ta kaina jau mums yra išrašoma. Pasidėliojim. Tai ne tik žemės reikalai, ne? Aš trumpai atsakysiu dėl žemės dar porą argumentų, kurie neskamba viešoje erdvėje. Kada sako, kad žemės neišsiveš, taip jos neišsiveš, bet pelną išsiveš. Kiekvienas žemės hektaras gamina pelną. Ir klausimas, kas tą pelną turės? Ar lietuvis, Lietuvos pilietis, ar kažkokios šalies pilietis? Jeigu tas pelnas yra ne lietuvio, tai tas pelnas yra išvežamas iš Lietuvos. Ir jis yra išvežamas ne litų pavidalu, o valiutos pavidalu. Vadinasi, jis gavęs tą pelną, konvertuoja į valiutą ir išveža iš mūsų ne tik pelną, bet, atsiprašau, ir valiutą. O valiutą Lietuva turi iš kažkur gauti po to. Čia yra 2 kartus mus nuskriaudžia.
Tai va, dar sykį akcentuoju, žemės išvežti nereikia. Klausimas, kam pelnas atitenka. Toliau, dažnai yra sakoma, taigi jie mokesčius mokės. Girdite, ne tos pasakymus. Tai bet palaukit, juk ir lietuvis mokesčius moka. Bet biznis daromas tai ne dėl mokesčių. Biznis daromas dėl pelno. Ir tada klauskim savęs, kur pelnas išvažiuoja. Ir jeigu pelnas išvažiuoja iš Lietuvos, tai mums lieka mažiau pensijoms, mažiau mokykloms, mažiau ligoninėms ir taip toliau. Čia yra lygiai tas pats kaip su telekomu. Telekomo niekas niekur neišsivežė, ar ne? Suomiai neišsivežė telekomo. Bet šiandieną jūs skambinat telefono, šito telekomo tinklais telefonu ir nuo kiekvieno jūsų skambučio kažkokia dalis pelno eina suomių pensininkam. Vat ir viskas, kuo baigėsi va šitą istoriją. Nes mes atidavėm savo telekomo Suomijos valstybei, kreipkitėmis, sako, tiesiog lietuvių valstybė atidavė Suomijos valstybei telekomą. Ir šiandieną pelną gauna iš telekomo, ne Lietuvos valstybė, o Suomijos valstybė. Ir jinai tą pelną paskirsto savo žmonėms. Vat ir viskas. O išvežti jo nereikia. Tai su žemė yra lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Ir mes šitą kainą esam pasiruošę sumokėti. Eikim toliau. Nu gerai, paklauskite dar. Klausimo dalis antra. Jeigu mes ją neparduodam, kaip sako, vakarams, ar ne, turtingiams, reiškia, finansiniam kapitalui, kuris skoldo pasaulyje. Mes manau, tada klausimas yra toks, kodėl tylima ir kodėl jūs tylite apie klausimą, kad Lietuvai nereikalingos latifundijos. Kada vienas superka 10 000 hektarų, žemeliai superka, dar kas superka, taip? Ir tai yra tylima, kad jie sugeba koncentruoti savo rankose tautos turtą. Ir kur čia Lietuvos žemės ūkio strategija tada? Ar mes apie tai mąstom iš viso? Mąstom. Atsakau iš šitą klausimą. Pirmiausia, net Seimas, man atrodo, jau yra net nustatęs ribą. 300 hektarų beros, tik tiek gali turėti vienas fizinis asmuo. Kiek? 500? 500. Tai va, jau yra nustatyta norma, 500 hektarų. Ir visiškai su jumis sutinku. Turi būti ribojamas kiekis, kiek gali turėti vienas fizinis asmuo. Atsakysiu kodėl. Todėl, kad mes esam suinteresuoti turėti kuo daugiau stambių ūkininkų. Yra žymiai geriau, kad tą pelną pasidalintų, sakykime, 100. Ne tokių baisius ūkininkų, negu į vieno ranką suplauktų pinigai. Tai yra, kad Lietuvai yra geriau ir mums visiems yra geriau, bet yra dar kitas dalykas. Aš siūlau jau ne pirmus metus įkurti valstybinį žemės banką, į tą banką kaupti visas žemės, kurios vienaip ar kitaip gali pakliūti tenais. Ypatingai pavyzdžiui, jeigu žemė yra nedirbama, tarkim, 3 metų, jinai turi būti paimama į tą žemės banką. Taip yra Švedija. Švedijai nieks neleis laikyti žemę dirvonuojančią. Yra nustatytas laikas, jūs nieko nepadarėte, iš jūsų yra atimama, jums geriausiu atveju grąžinami pinigai. Ir dabar eikim toliau. Kam reikalinga šitą žemės banką? Vat šitie procesai, kurie vyksta Europoje, krizė, jinai mažina gyvenimo lygį žemėn Europoje. Mūsų žmonės pradeda grįžti iš ten. Ir ateis laikas, kai bus galima jiems duoti ten 2-3 hektarus, kad jis galėtų toj žemėj prasimaitinti, kad jam nereikėtų eiti į darbo biržą. Kad jis ten jau geriau yra primokėti tenais dirbančiam žmogui, sakykime, už pieno litrą, kad valstybė, negu jis eis į darbo biržą. Bet čia yra, šiandien daug kas šito dar nesupranta. Visa tai paaiškės tada, kai krizė pasieks didelį mastą, kai pradės masiškai grįžti mūsų išeiviai į Lietuvą, kadangi ten jau nebebus to stebuklų. O dėl ko Elonova čia sėdi grįžusi. Tokių žmonių daugėja. Ir tada reikės juos čia kažkur padėti. Ir jų kelias bus arba į darbo biržą, arba kažkas norės, prašom, jums ten kažkiek hektarų žemės, pabandykit prasimaitinti. Taip, kad mąstom apie tai? Mąstom. Prašau. Atsiprašau, noriu pridėti Vytautas Anskevičius. Taip. Tai mano dukra, 18 metų, pragyveno Australijoje, architektė, baigusi 5 lygį. Ir sugrįžo, ir kaip visą žiemą, čia užpernai, internetu ieškoja ir vos gavo nusipirkti žemę su kokiais nors pastatais. Ir koks vargas dabar yra su ministerijom, su Alytaus tenais, gamtos apsauga, negalima ten, žodžiu, gonkelę prisistatyti. Tai čia suprantu. Žodžiu, didžiuliai sunkumai, bijau, kad negrįžtų atgal.
Taip, užtat, kad, aš su jumis visiškai sutinku, bet, aš iš šito dabar nepakeisiu, kol kas. Prašau. Kadangi jūs kalbėjot, kad susitinkat su aukštais žmonėmis ir užduodat jiems kažkokius klausimus, gal kartais tokią klausimą uždarė. Atsimenu, jau taip kokiais 93 metais tai buvo, įstosim į Europos Sąjungą, pasipils į Lietuvą investiciją. Įstosim į NATO, pasipils į Lietuvą investiciją. O prieš kokius 5 ar 7 metus žiūrėdamas Baltarusijos televiziją, išgirdau tokį dalyką. Lietuvos verslininkai investuoja į Baltarusijos ekonomiką 1 milijardą dolerių. Po to kalba dabar jau miręs prezidentas Brazauskas, kada jis nebuvo prezidentas. Ir aiškina, kad čia mentalitetas, čia taip toliau, mes žmonės panašus, kaimynai, istorijos bendros ir taip toliau. Tai va, gal jūs kartais atsakė, kaip klausimai mums darė. O kada mums kalbama, kad investuos užsienio verslininkai į Lietuvą, kiek aš suprantu, čia 23 metai, tai čia faktiškai nieko dar neinvestavo. Bet mūsų verslininkai investuoja į kitų šalių ekonomiką. Tai žinoma, ne vien tik tai kokios Baltarusijos, ir Kinijos turbūt eina, ten kur didelė susirgimai yra ir taip toliau. Tai va jūs, kad dabar kalbėjote, kad skambinam telefonų, vienas kokias centas, ten to dalelė eina Suomijos pensininkams. Tai kiek dabar tų dalelių eina per mūsų verslininkus, vietoj to, kad čia Lietuvoje kažką daryti. Ar esate tokį klausimą uždavęs, kadangi noriu, kad būtų klausimas? Nenumatot, jūs Tai gal užduosit. Jo, bet neuždrausit verslininkui ieškoti, kur geriau investuoti jo pinigus. Bet jūs palėtėt įdomesnę problemą. Visų šitų procesų pradžioj nuolat skambėjo užsienio investicijos išgelbės Lietuvą. Pamenat? Mes buvom tikinami, kad va tuoj. Aš va tada liberalų klausdavau. Jūs sakau, man pasakykit, kodėl turėtų užsienio verslininkas statyti Lietuvoje, pavyzdžiui, kažkokį, pavyzdžiui, batų siuvimo fabriką, jeigu Lietuvoje 6 mėnesius reikia šildyti tą fabriką, kad jo sienos turi būti va tokio storio, taip? Jeigu jisai gali tą fabriką pastatyti kur nors Kinijoje arba Indonezijoje, kur šildyti nereikia. Suprantat? Aš jau tada sakiau, nebus tų investicijų, jūs klystat. Nes pas mus, kaip jums pasakyti, įsivaizduokit, jūs esat verslininkai, vat jūs kokio velnio jūs Lietuvoje statysit fabriką, kurį reikia šildyti, jeigu galit pastatyti ten, kur nereikia šildyti. Ir užtat pas mus neatėjo jokios investicijos tokio tipo. O kokios atėjo? Atėjo investicijos, jos net investicijom negali vadinti. Atėjo į tas ekonomikos rytis, kurių negali išvežti Kiniją. Negali išvežti viešbučių, negali išvežti šilumos ūkio, prantat, negali šilumą pagaminti Kinijoje ir atvežti čia. Negali išvežti, tų pačių šiukšlių, biznio negali išvežti. Va čia jie atėjo. Bet čia kaip tik jie mums ir buvo nereikalingi. Nes čia tik pasikeitė šeimininkas. Vat yra labai geras pavyzdys su alaus rinka. Pažiūrėkit, mes dabar visi alaus fabrikai, kurie priklausė Lietuvai, šiandieną yra ne mūsų rankose. Bet didžiąją dalį alaus pagaminamo Lietuvoje lietuviai ir išgeria, sutinkat? Didžioji dalis išgeriama čia vietoje. Bet jeigu anksčiau nuo kiekvieno butelio išgerto pelnas liktų Lietuvoje, tai dabar vėl nuo kiekvieno butelio išeina į Daniją. Vat ir viskas, ką mes laimėjom. Ir mes jau 90-ais aukščiausiai tarybai siūlėm netgi tokį dalyką – uždrausti užsienio investicijas į tam tikras ekonomikos rytis. Kokios tos rytis? Ten, kur yra nereikia didelio kapitalo pradinio, kur yra greitas kapitalo apsisukimas, tai yra prekyba, viešbučiai ir toliau gyvybiškai svarbus sektoriai – šiluma, elektra, vanduo ir taip toliau. Mano akimi žiūrint, apskritai turėjo likti valstybės rankose va šitie visi dalykai. Negali ant žmonių nugaros, pavyzdžiui, uždirbinėti šilumos tiekėjai. Reikia pašalinti visus tarpininkus iš šito biznio. Tai turi būti tiesiog tik tiek atsiperka pats tas biznis ir daugiau nieko. Tas pats yra, pavyzdžiui, su vaistais. Aš manyčiau, kad turi Lietuvoje būti valstybinių vaistinių tinklas. Taip yra Skandinavijos šalyse. Tegu būna privačios vaistinės.
Bet valstybinių vaistinių tinklas nustatytų kainų lygį, į kurį turėtų orientuotis privatininkai. O dabar jie lupa 9 kailius nuo mūsų žmonių. Ir mes neturim jokių priešnuodžių šitą. O įsivaizduokit, atsiranda valstybinių vaistinių tinklas ir ten yra kainos be ypatingo pelno. Jie nesiekia pelno, ne? Tai iš karto privatininkai turės orientuotis į šitą kainų lygį. Ir dar sykį kartoju, šitaip yra kaip kur. Man atrodo, Švedijoje taip yra, kažkurioje Skandinavijos valstybių yra šitoks dalykas. Aš jau nekalbu, pavyzdžiui, apie alkoholio monopolį, kurį mes atiduodam privatininkams, o kur nors Suomija pasiima valstybę į savo rankas. Ir paskui mes stebimės, kad Suomija gyvena geriau negu lietuviai. Todėl, kad mes pasidavėm liberalizmo ideologijai, labiau už bet ką. Pas mus liberaliai ta visa ekonomika klesti, turbūt nežinau, kur dar labiau klesti Europą. Pavyzdžiui, ne tas pats komunalinis biznis, kur čia klausė manęs dėl to šiukšlių. Skandinavijos valstybėse tai dažniausiai yra savivaldybės rankose, komunalinės įmonės. O Lietuvoje jis buvo privatizuota. Privatizavo, tai mes nupirkom, bet iš principo aš manau, kad nereikėjo šito daryti. Taigi štai ir atsakiau jums į klausimą. O kad mūsų biznis ieško, kur investuoti, tai pirmiausia, aišku, jie Baltarusijoje investuoja į statybas. Nes Lietuvoje statybų biznis sustojo, o Baltarusijoje statybos tiesiog, ten yra milžiniškais tempais yra statoma gyvenami namai. Milžiniškais tempais. Klausimą gali būti? Prašau. Kaip žinau, dabar yra mūsų nesisteminiai kandidatai, Gintautas Varžukauskas, mano pavardė, ir sisteminiai kandidatai, dvi pusės. Ką jūs darysite, jeigu matysite tiesioje išėjimo, finišo tiesioje, jeigu jūsų reitingas bus mažesnis už kito nesisteminio kandidato? O kaip jūs matysit tos reitingus? Kur jūs juos matysit? Ne, aš, tarkim, apklausos yra, dar kažkas iš principo, kad ir nematysim. Ką jūs darytumėte? Pirmiausia, aš kiekvienoje auditorijoje klausiu to paties. Iš kur jūs ištraukėt, kad šitos 4 pavardės tai yra iš to paties prasmių lauko? Mane tai stebinat jūs. Su, pavyzdžiui, Nagliu Puteikiu aš neturiu nieko bendro. Mes esame visiškai skirtingų pažiūrų žmonės. Ir kodėl aš turėčiau, pavyzdžiui, jo naudai atsisakyti? Mes esame skirtingose iš viso vagonuose. Jis yra ES šalininkas, didžiausias entuziastas. Vat jam ir priklauso frazė, kad nėra per didelės kainos už buvimą ES. Jis tą ką tik pasakė vienoje iš diskusijų. Mano pažiūra yra visiškai kitokia. Apie Ignalinos merą Ropę, jeigu aš jūsų paklausčiau, ką jis galvoja apie ką nors, jūs neatsakytumėte. Ir aš nežinau, ką jis galvoja. O jūs man siūlot kalbėti apie šitos žmonės, apie kuriuos aš net nežinau, ką jie galvoja iš vis. Ir lieka tik mano kolega Zigmas Vaišvila, kuris dar neišsikėlė į kandidatus. Tai apie ką man šnekėti? Aš nelabai suprantu. Ne, aš tik tai iš principo norėjau paklausti. Bet iš principo taip, jeigu būtų 4 žmonės, kurie kalba tą patį, ką aš, ir būtų nustatyta, kad vienas iš jų yra labiau populiarus negu kiti, be abejo, aš atsisakyčiau jo naudą. Bet tie 4 turi kalbėti vienodai. Gerai, žiūrėkit, gerbiamas Rolandai, gal jūs galėtumėt patikslinti, kurioje laidoje, kaip Naglis Puteikis pasakė tą frazę, kad tai nėra per didelė kaina už... Jis nepasakė tiesiai šitą, bet iš konteksto taip išeina. Tai yra ekspertai EU laida, praeitą pirmadienį jie su Zigmu Vaišvila šneka. Paklausykit tą laidą, kai jūs pamatysite. Dar kitą dalyką turėkit omeny. Jisai beveik kiekvieną savo pasisakymą baigė tokią frazę, kad turi būti pas mus kaip vakaruose, kaip vakarų demokratija, kaip vakarų kultūra. Atkreipkite dėmesį šitą. Mano supratimu, tai ir yra mitas, kuris mus laiko. Mes susikūrėm savo vakarų pasaką, kurios nėra. Nėra tokios vakarų Europos, apie kurią mes buvom savo susigalvoję vaizdinį. Ir suprantama, kodėl taip atsitiko. Mes gyvenam už geležinės uždangos. Mes į tos vakarus nepatekdavom ir susigalvojam kiekvieną savo tokį pasaulį. Ir stojom į ES ne į tą realią, kuri yra, o į savo susikurtą. Ir paaiškėjo, kad tokios nėra, į kurią mes stojom. O per šitos 20 metų
jinai dar labiau nutolo nuo pati nuo savęs. Ir čia grįžkime prie tos kainos. Tai yra ne tik žemė, ne tik valiuta, kurią mes atsisakom. Pasakysiu vieną sakinį dėl valiutos. Irgi tas argumentas, kad sako, pabrangs ar nepabrangs prekės, jis yra svarbus, bet nesvarbiausias. Svarbiausias argumentas yra, netekdami savo pinigų, jūs netenkat kaip automobilyje vairo. Įsivaizduokit, jūs turit mašiną, bet vairuoja kažkas kitas. Valiuta tai yra galimybė valdyti procesus ekonominius savo valstybėje savarankiškai. Jeigu jūs neturit valiutos, viskas, jūs tampat savivaldybė. Vat Panevėžys neturi savo valiutos ir jis priklauso nuo Vilniaus. Nuo Vilniaus visokių ten tų finansinių reikalų. Tai jeigu mes savo valiutos neturėsim, mes tapsim savivaldybė Europos mastu. Mes būsim savivaldybė europinė. Vat kur yra svarbiausias argumentas valiutą, kalbant apie savo valiutą. Neturi valiutos, jokių ekonominių ilgalaikių projektų tu nekursi. Dar aš dažnai duodu tokį pavyzdį. Įsivaizduokit, ar jūs esat prisijungę prie centrinio šildymo, ar turit savo šildymo sistemą. Jeigu prie centrinio, tai priklauso nuo tų, kurie ten kažką reguliuoja, ar pas jūs šilta ar šalta, ar ne? Kuo jie kūrena, kiek jūs mokat, sprendžia kažkas kitas. Jeigu jūs turit pat savo sistemą šildymo, tai jūs ir sprendžiat, kuo kūrenat, kada kūrenat, už kiek kūrenat, jūs ir esat savarankiškai. Tai lygiai tas pats yra su pinigu. Tai va, tai yra ta kaina, kurią mes sumokėsim. Bet dabar, matau, net nežinau, ar man kalbėt ar klausimus užduoti. Gerai, klausim. Atsiprašau, galiu. Jūs daug klausimų turite. Tai klauskite, jeigu atsistoja. Esmė tokia reiškia. Aš manau, kad mano kartos ir vyresni žmonės puikiai suvokė, kaip buvo privatizuota Lietuva. Iš vienos pusės per kvailumą ir nesumaukimą visų ekonominių procesų, o iš kitos pusės per begalinę apgavystę ir melą ir vagystę. Visko buvo, be abejo. Tai va, totalinė ta apgavystė, melas ir vagystė. Ar jūs, kaip prezidentas, kelsit klausimą dėl draugystės, dėl ekrano, dėl visų, reiškia, ekonominių, reiškia, stambių objektų, kurie buvo iš pradžių nuvertinti, reiškia, jų kaina buvo iki minimumo sumažinta. O už kad tai, kas nupirkta, Lubio kompanija ir toliau. Kaip jūs reaguojate visą šitą? Įsivaizduokit, kad mes tą klausimą pradėtume kelti. Šiandieną savininkai pasikeitė jau keletą kartų. Tų, kurie buvo pirmieji pirkėjai, dažniausiai jau jie nebe savininkai. Tai jūs įsivaizduojat, kaip dabar išspręs šitą, o dar dažnai tai jau yra užsienietis. Tai mes įsiveliam jau į tarptautinius konfliktus, jeigu kelt šitą klausimą. O kad buvo privatizacija, ten buvo ir vagysčių, bet buvo kvailumo daugiausiai, žinokit. Daugiausiai tai buvo mūsų visų kvailumų. Prisiminkit, kaip mes anais laikais, tais bolševikiniais, pamenat, kaip mes sakydavom, jeigu čia būtų privatu, tai argi leistų šitai privatininkas, prisimenat? Juk mes patys geidėm va šitą. O, Elona purto galva taip, nes jūs negyveno tada. Bet vyresnės kartos žmonės tai prisimena. Pamatydavom kur nors neūkiškumą, ar ne? Ir sakom, jeigu čia būtų privatu, taigi savininkas tai neleistų. Taigi mes buvom patys vidu jau pribrendę šitam, nesuprasdami, kuo viskas baigsis. Bet čia yra didesnė dar bėda, žinokit. Maža to, kad mes privatizavom, bet mes nesuvokėm, kad tos įmonės, pavyzdžiui, kur Panevėžy buvo, jos funkcionavo tik dėl to, kad buvo Maskvos kontroliuojama rinka didžiulė. Ir kai tik Maskva tą rinką nebekontroliavo, mes nebeturim kam parduoti savo produkcijos, net ir norėdamas. Aš jums duodu pavyzdį su Moldavija, pavyzdžiui. Pamenat, pas moldaviškas valgydom agurkėlių, žirnelius ten ir taip toliau. Kodėl šiandieną nėra Lietuvoje moldaviškų žirnelių? Todėl, kad moldavams nebeapsimoka gaminti, nes piečiau, kur nors Graikijoje, tie žirneliai išauga saldesni, skanesni, 2 derlius išaugina ir moldavai nebegali parduoti niekam. Jie galėjo parduoti tos žirnelius tik dėl to mums, kad Maskva į šitą rinką neįsileisdavo nieko kito. Tas pats buvo su gruzinų mandarinai. Kai tik atsidarė rinkos, pas mus mandarinai iš kur atvažiuoja? Iš Ispanijos, ar ne? O ten daugiau saulės, jie saldesni, pigesni ir gruzinų mandarinam mums nereikia tiesiog. Jie per brangus. Ir gruzinai šiandieną gyvena taip, kaip gyvena.
O labai rekomenduoju visiems, kurie norit, pasižiūrėkit mano monologą, įveskit mano vardą ir pavardę į internete, į YouTube. Jis vadinasi apie kainas ir algas. Labai rekomenduoju. Aš ten smulkiai išaiškinau, kaip visas tas atsitiko ir kodėl pas mus kainos ir algos yra tokios, o ne kitokios. Ir aš ten kalbu apie rinkos reikšmę. Arba, pavyzdžiui, kaimyninė Latvija mūsų. Latvijai gamino, pamenat, VF-us, autobusus, ten elektronų, ko tik jie negamino. Kodėl jie šiandien to nedaro? Pagaminti jie galėtų, parduoti nėra kam. Ir pas mus daugelis fabrikų Lietuvoje užsidarė, ne dėl to, kad jie buvo privatizuoti ten blogai. Taip, jie buvo blogai privatizuoti. Bet netgi tie, kurie privatizavo, nesuvokė, kad neturės kam parduoti produkciją. Ir šiandien tai visi fabrikai užsidarė. Bet šiaip, jeigu kalbėt apie privatizaciją, turbūt ne visi žinot, kaip jinai vyko. Buvo toks privatizavimo biuletenis. Jis išeidavo kartą į mėnesį. Ir kiekvienas iš jūsų šitoj bibliotekoj galėjot pasimti šitą privatizavimo biuletenį ir pasižiūrėti, ką šį mėnesį parduoda valstybė. Ir jūs galėjot už kapeikas nusipirkti daugą. Pavyzdžiui, sakau porą pavyzdžių. Išlaužo tvenkinių sistemą. Žinot, kas ten prie Kauno yra? Už keliasdešimt tūkstančių litų pardavinėjo. Ir nieks nepirko. Nelabai kas veržys. Nelabai kas veržys. Čia yra labai daug mitų ir tame privatizavimo reikale. Tai buvo vagysčių, buvo žulikyšių, visko buvo. Bet buvo ir paprasčiausių mūsų nesusigaudimų. Nu, ką jums čia dar kokį pavyzdį duoti? Pavyzdžiui, Švenčionių vaistažolių fabrikas. Aš suprantu, kad daugeliui sunku to patikėti. Mano pusbrolis yra toks, jis gyvena Nidoje. Kai aš jam šitą aiškinu, jis netik. Jis galvoja, kad aš irgi prie tų buvęs, dėl to čia mes visi viską išvagėm pasidalim. Sakau, Mironai. Ir tu galėjai šitą matyti, viską tu galėjai padaryti. Bet aš sutinku, buvo visko tame procese. Visko buvo. Taip, toliau. Iš galo. Dabar visas blogybės, kurie žinom, pakalbėkime apie ateitį Lietuvos. Kokį jūs įsivaizduojate, kad jūs ateitį, ką jūs darytumėte, ką reikia keisti, žodžiu, kur mums dėtis. Kaip Leninas sakė, ką mums daryti. Kas kaltas ir ką daryti. Kas kaltas, tai žinom. Mes patys tarp kitko. Kiekvienoje auditorijoje yra noras apkaltinti ką nors konkretaus dėl to, kas atsitiko Lietuvoje. Kad ir tą patį Landsbergį. Dėl kolūkio, ne? Kaip? Dėl kolūkio kalbas, ne? Ne, apskritai. O aš atsakau, kaltinėje mes esam visi. Nes mes visi buvom ganėtinai naivus. Mes visi galvojam, kad privatus kapitalas yra kažko geresnis. Ir šiandien apkaltinti kažką konkrečiai už tai, kas atsitiko su Lietuva, praktiškai neįmanoma. Sakykim, tas pats stojimas į Europos Sąjungą. O tai kas bėgo su tojais milteliais ir alum balsuoti, ką? Kodėl bomžai? Bėgo daugas. Taip, kad dalis kalties yra kiekviename ir iš jūsų čia sėdi. Ar tai atitinka kažkokią tai teisę, tarptautinę teisę, ar dar ką pakalbėti rinkėjus? Neatitinka, be abejo. Su milteliais ir su alum. O tai kodėl nieko nedaroma tokiu atveju, arba savo laiku nebuvo daroma, ir galų gale dabar kodėl nieko nedaroma. O kodėl tada jūs tada nešaukėt, kad yra referendumas klastojimas? Kur buvo ta tauta? Tai aš šaukiau, tai aš kaip tik ir šaukiau. Sakykim, Vilniui gyvena, jam arčiau iki Seimo rūmų nueiti. Palaukit, kolega, ką aš 2004 metais, kai buvo stojimo referendumas į Europos Sąjungą, vat aš buvau vienas iš nedaugelių, kuris agitavo nestoti į Europos Sąjungą. Po to buvo rinkimai į Europos parlamentą. Tautos pažangos partija buvo vienintelė, kuri buvo prieš Europą. Kiek mes gavom procentų? 2. Mes gavom 2 procentus. O visi kiti entuziastingai nubalsavot už tuos entuziastus. Tai ko jūs iš manęs norit? Aš padariau viską, ką aš galėjau. O kad liaudis patiki, jūs supraskit vieną dalyką. Ir dabar didžioji dalis lietuvių dar nori būti Europos Sąjungoje ir sumokės bet kokią kainą. Bet kokią kainą. Net ir šiandien. Nes tuoj pat pasakysiu, jeigu ne Europa, tada Rusija. Ir tada grįžtamat prie šito, ką jūs klausėt. Ką reikia daryti? Vat yra mano toks šūkis, nei į rytus, nei į vakarus. Ar ne? O čia dabar ir visada. Ką tai reiškia?
Jau jūs turbūt suprato daugelis, bet ne visi, kad Europos Sąjunga nieko mums veltui neduos, ar ne? Už viską reikia susimokėti ir dažnai labai brangiai. Dabar yra kita pusė. Šiandieną dalis vyresnės kartos žmonių kažkodėl įsivaizduoja, kad jeigu atsisuksim į Maskvą, tai grįšim į aną santvarką. Jūs turbūt sutinkat tokių žmonių. Nėra ir šito kelio. Šiandieną Maskvoje yra lygiai toks pat kapitalizmas kaip ir čia. Ką aš to noriu pasakyti? Nėra kito būdo, kaip tik patiems tvarkyti čia ir nelaukti, kad jums kas nors duos ką nors. Ir tada reikia žiūrėti, ką mes darom. Ar tai, ką mes darom iš mūsų, atima ar prideda. Ir va dabar žiūrėkite. O jeigu mes parduosim žemę, tai aš jums paaiškinau. Pelnas išvažiuos, reiškia bus minusas Lietuvoje. Jeigu neparduosim, bus pliusas Lietuvoje. Atsiras naujų darbo vietų, pinigų daugiau. Ir nėra kito kelio, reikia kurti darbo vietas. Kaip jas galima kurti? Duodu pavyzdžiui su gėlėm, jis, man atrodo, paprasčiausiai suprantamas. Kodėl šiandieną Lietuvoje žmonės neaugina gėlių tokiais kiekiais, kaip augindavo Tvatiušio Panevėžy anais laikais? Kodėl? Todėl, kad neapsimoka, taip? Kodėl neapsimoka? Todėl, kad iš Olandijos ateina žymiai pigesnės gėlės. Dabar įsivaizduokit, kad mes uždedam muitą olandiškom gėlėm. Ir uždedam tokiu lygiu, kad jums jau čia apsimokėtų augintas gėlės. Koks tai efektas? Jūs Panevėžy, kažkas iš jūsų susikuria darbo vietas, augindami gėlės, pardavinėdami gėlės turguje, jūs gaunat pelną, kuris lieka Lietuvoje, tą pelną jūs čia pat panaudojat eidami į parduotuvę ir panašiai. Ir vat yra jums dar vienas keliukas į pliusą Lietuvoje, ne į minusą, į pliusą. Ir tokių keliukų reikia ieškoti kuo daugiau ir kito kelio nėra. Aš jums pasakysiu, pavyzdžiui, kaip sprendžia, jūs net nepagalvojate turbūt, tie, kurie keliauja po Europą autobusais. Žinot, kad šiandien autobuse negalima gerti kavą, kol jis važiuoja. Nebegalima. Anksčiau buvo galima, dabar autobusu negalima gerti. O žinot, kodėl tai yra padaryta? Jie sako, kad rūpinasi mūsų saugumu, kad mes neapsipiltume. O iš tikrųjų, jie rūpinasi, kad mes sustotume, o sustosit kur? Jūs sustosit ten, kur jau yra paruošta infrastruktūra. Ten sustoja, jūs paliksit 1 eurą už tualetą, 1 eurą už bulkutę, 1 eurų už kavą ir sukuriat jiems darbo vietas. Mat kaip yra gudriai daroma, suprantat? Ir nėra kito kelio, kaip tik va šitaip žiūrėti į save, ieškot, kas darbo vietas kūrė, kad pelnas liktų Lietuvoje. Visa kita, kas yra šnek, dažnai jūs girdite tokius dalykus. Reikia kurti ten aukštos technologijos visokius dalykus, inovacijos. Reikia. Bet kiek čia gali dirbti žmonių? Aukštos technologijos pati savoka sako. Aukšta technologija ir dėl to aukšta, kad ten reikia mažai darbo rankų. O kur mes padėsim visų tų paprastų žmonių darbo rankas? Ir užtat reikia žiūrėti, kur darbo vietos yra atimamos, o kur yra sukūriamos. Ir kito kelio nėra. Darbas yra sunkus, stebuklingos lazdelės nėra, kad per 2 dienas tu išspręsi šitas problemas. Kelias yra ilgas, nuobodus, nemalonus, bet galvot, kad mus šers Maskva arba Briuselis, tai yra daugiau negu naivu. Ir va dėl to aš ir sakau, ne į rytus, ne į vakarus, o čia, dabar ir visada nėra kito varianto. Ir prie šito pridėkim dar vieną kainą, kurią mes esam verčiami sumokėti. Tai aš turiu omeny vertybių kaitą. Vyro moters santykiai, tėvų vaikų santykiai, mus verčia sugriauti mūsų nusistovėjusią tvarką. Tarp vyrų ir moterų, kaip vakar Šiauliuose vienas sakė, ir taip va šitiek problemų. Ir taip mes skiriamės, tuokėmės. Tai ne, mums siūlo dar daugiau, suprantat? Įvesti ten kažkokias nematytas lytis, kad mes galutinai Ką mums šito reikia, jūs man pasakyti? Vat vėl mes keliam, ar mums tas padės gyventi? Greičiausiai ne, pakenks, ar ne? Reiškia, visą tą reikia stumti. Dabar tėvų vaikų santykiai, juvenalinė justicija, girdit jūs visus šitos dalykus, kas čia vyksta, ar ne? Vėl tas pats. Tarp tėvų ir vaikų visada yra konfliktinė situacija. Tai jau yra 2000 metų. Tai Dieve daug susigaudyti jau tose problemose, kurios taip yra. Tai ne, mums siūlo dar papildomų problemų. Vėl aš keliu klausimą, reikia mums papildomų problemų? Nereikia. Tai vadinasi, kai jūs žiūrėsit, už ką balsuoja, ar šituose rinkimuose, ar kituose rinkimuose, jūs ir kelkite tos klausimus. O dabar žiūrėkit,
Daugelis žmonių, pavyzdžiui, balsuoja už socialdemokratus. O jų partija yra Balčytis, kuris balsavo už visą šitas Estrelos rezoliuciją. Ten yra šitą Egipto išdykėlė, kuri šitas visas idėjas stumia, ar ne? Ir jūs man paaiškinkit, pakalbį su žmogum privačiai, jis yra be abejo prieš šitas visas vertybės naujas. Bet balsuojas kažkodėl už tos žmonės, kurie tas vertybės stumia. Tai jeigu jūs šitai balsuosit, tai tikėtis kažkokių permainų yra neįmanoma. Neįmanoma. Prašau. Turiu klausimą. Dabar yra dvi pozicijas pasaulyje. Tai yra Amerika ir Rusija. Ir dabar yra priežastis Ukraina. Ir dabar šitoj vietoj, kaip jūs matot tolimesnį įvykį? Kaip matot? Ir kaip matot dar Lietuvą šitoj? Vat mes ir logiškai perėjom į pabaigą. Mums sako, liko 10 minučių, dabar mes susitiksim. Truputėlį. Trumpa labai patai. Dar tikrus ateities. Jūs dabar sakot, Vienas žodžiu. Balčytis balsuoja Europai taip, o jūs šito nežinot ir balsuojat už jį taip. O kur yra žinoma, kai Balčytis Europai balsuoja? Kur yra žinoma? Juoda, internete galima rasti, kai Balčytis balsuoja Europai. Galima rasti, kaip Seime balsuoja. Va, Elona jums paaiškins. Iš kur ras? Va, paaiškinkit, Elona. Be abejo, puikiai visi viską žino. Tik laikraštį nerašo. Rašo ir laikraštį. Respublikos laikraštį buvo didžiulės nuotraukos įdėtos. Bet čia toksai klausimas, kadangi kasdien vaikšto po žemę ir vienu žodžiu akį krenta labai blogos gatvės, labai blogai tvarkomi melioracijos grioviai, labai apžėlę visi pakraščiai, gatvės ir taip toliau, laimo liga, išplitus su kuo nepakalbėk su draugai. Ar valstybėje čia nereikėtų daugiau kištis į tas reikalas? Tiko, žiūrėkit, kaip klausimas neatrodytų šiek tiek ne vietoj. Bet gali pasakyti. Bet aš jums vieną daiktą pasakysiu. Bet atkreipkite dėmesį į tokį dalyką. Kad ir Panevėžy. Pažiūrėkit, kokie panevėžiečių privatus namai. Arba Klaipėdoje, arba Vilniuje, arba Kaune. Kokie namai? Amerikoje tokių namų nėra. Amerikoje arba Anglijoje, Elona sako. Taip, namai yra gerokai kuklesni, o Amerika apskritai iš popieriaus padaryti. Matot, vėjas paputė, rodo televiziją, viskas sugriuvo jau. Kodėl? Dėl to, kad tie nepopieriniai tie namai. Tokių namų, kaip yra Lietuvoje, Europoje gyvena milijonieriai tokiuose namuose, mėly mano. Bet vat ponas teisingai kelia klausimą. Mes savo viduj pasistatom kiemą, susitvarkymą, jau už kiemo, ne mūsų reikalas. Ir dėl to bendras vaizdas Lietuvos susidaro prastas. Kvartalai apleisti, o jūs iš savo kiemo šiukšlės įstumėt. Ir gerai. O pavyzdžiui, kur nors Anglijoje arba valstijose, jūs pabandykit išstumti šiukšlės į viešą erdvę. Tuoj pat jūs nubaus. Tuoj pat jūs nubaus. Ir dėl to jie priverčia padaryti fasadą gražų, bet ir toj pačiu Anglijoje. Tie kotedžai, ten atsiprašau, niekiniai tie kotedžai. Bet iš lauko viskas blizga. O pas mus atvirkščiai, pas mus viduj viskas blizga, o išorėje apsileidė, piktžolių nėra vėjams, suprantat, ir į kaimyno kiemą viskas stumia. Tai tarp kitko, čia mano sena idėja. Reikėtų paskirti ministrą atsakingą už Lietuvos estetinį vaizdą. Ir jis turėtų priversti kiekvieną laikytis viešosios erdvės tvarkos. Kad tu negalėtum savo šiukšlės įstumti ir laikyti bendroj šito erdvėje. Ir Lietuva pagražėtų labai greitai, nes mes šiaip jau kaip namai dar sykį kartuoja, pas mus namai yra rimtesni negu daug kur pasaulyje. Bet mes neturim supratimo apie tą viešą erdvę. Nu, aš aišku ir nekalbu apie architektų klaidas, kada leidžia, pavyzdžiui, kur nors Palangoje, jeigu būsit, bet kreipkite dėmesį, pavaikščiojus po tuos senus tarybinius kvartalus, kur buvo tie tokie namukai, standartiniai, privatus. Tai visa šita yra tos epochos palikimas. Ir tą visą kvartalą reikėjo palikti kaip tos epochos ženklą. Tai ne. Dabar ten kas kur pramušė, kyšį davė ir staiga išdygsta va toks vat namas. Kas ką nori, tas tą daro. Šito niekur Europoje nėra. Ir dėl to, kai jūs ten nuvažiuojate, jums ten atrodo viskas gražiau. Sakau, pavyzdžiui, tokį faktą. Prancūzijos pietus, Provansas. Ten yra net sienų ir spalvų spalva reglamentuota valstybiniu lygiu. Tu negali dažyti savo namą tokią spalvą, kokią tu nori. Yra spalvų reestras ir tik iš šito reestro tu gali pasirinkti, kaip tau namą nusidažyti. O mes tada važiuojam, mes grožėmės, kaip gražu ir nesuvokiam, kad tai yra padaryta prievartos būdu.
prievartos būdu. Ir va šitą dalyką, kalbant apie estetiką, jinai yra būtina Lietuvoje daryti. Būtina. Šiluminės trasos visos irgi... Gerai, einam toliau. Einam į pabaigą. Taip. Na, žiūrėkime. Kas yra Ukrainos įvykiai? Ukrainos įvykiai tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai yra dėl Ukrainos. O iš tikrųjų tai yra didžiulio geopolitinio pasaulinio konflikto ne pradžia, o tęsinys. Kas čia yra per konfliktas? Vienoj pusėje stovi anglosaksai, Anglija, Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga kaip jų įtakojami dariniai. Europos Sąjunga nėra savarankiškas žaidėjas. Jungtinės valstijos turi didelę įtaką Europos Sąjungai. Kitoj pusėje yra vadinamas BRICS šalis. Kas tai yra? Tai yra Indija, Kinija, Brazilija, Pietų Afrikos Respublika ir Rusija. Ir štai dabar vienoj pusėje va tos šalis anglosaksų yra prasiskolinusios. Prasiskolinusios yra iki neįmanomų mastų. Biudžeto deficitai ten yra amžinai. Visos šitos valstybės, pavyzdžiui, Europos Sąjungos, jų yra deficitiniai biudžetai jau daugelį metų. Užsienio prekybos balansas yra neigiamas daugelį Europos valstybių. Pavyzdžiui, Prancūzijos prekybos minusas pernai metai buvo kažkur apie 560 milijardų eurų. Ir tai yra kasmet. Kitoj pusėje, pavyzdžiui, Kinija, biudžetas pliusinis, užsienio prekyba pliusinė, Brazilija tas pats, Rusija tas pats ir štai susiduria interesai. Čia šalis be skolų, čia šalis su skolom. Ir šitas konfliktas bręsta, jis yra neišvengiamas. Ir dėl to, tas, kas vyko Libijoje, tas, kas vyko Sirijoje, tas, kas vyko Jugoslavijoje, kas vyko Irake, Afganistane, visa tas atėjo šiandien į Ukrainą. Tai yra to paties proceso dalis. Tikslas yra koks? Chaotizuoti ištisus regionus ir tą chaosą nukreipti į tas valstybės, kurios šiandieną konfliktuoja su anglosaksais. Ir visą šitą Ukrainos chaosą reikia nukreipti į Rusiją, o paskui tą chaosą į Kiniją. Ir taip sustabdyti konkurentų kilimą. Nes priešingų atveju Jungtinės valstijos nebegalės eksportuoti savo pagrindinės prekės dolerio. Nes Jungtinės valstijos eksportuoja pirmiausia dolerį nieko nepadengta, spausdinama be jokio apribojimo. Ir šiandieną pasaulis to dolerio imti nebenori. Kitaip sakant, amerikonų gerą gyvenimą apmokam mes čia visi sėdintys. Mes apmokam. Ir pasaulis, dėka šitų valstybių, pirmiausia tokios kaip Kinija, nebenori mokėti. Ką pasakė kiniečiai užvakar? Kai prasidėjo konfliktas Ukrainoje jau savo aštria faze. Kiniečiai pasakė, mes neužilgo paprašysim gražinti Amerikos skolas ir paprašysim gražinti auksų. O aukso, kaip sako, mes įtariam, kad jūs nebeturit tam Fort Knox'e, jeigu ką žinot, nenoriu išaiškinti. Suprantat, Ukraina yra tik tais parakas, kurį nori padegti ir jo pagalba uždegti didžiulius konfliktus. Ir tarp kitko ne tik Rusijoje. Jiems reikalingas chaosas ir Europos Sąjungoje. Nu, objektyviai, žiūrėkit. Jeigu, sakykime, pasaulyje bus visur chaosas, o Amerikai bus ramu, tai visi pinigai ten ir eis. Ir objektyviai, norėdami išsaugoti savo gyvenimo lygį ir dolerį, jie yra suinteresuoti, kad visur kitur būtų neramu. Ir tą ir daro. Ir šiandien Ukraina tuo tarnauja šitiem tikslam. Atkreipkite dėmesį, kad kada buvo pasirašyta vasario 21 dieną ta sutartis, po kurios chaosas prasidėjo. Kas pasirašė šitą sutartį? Pasirašė Janukovičius. Tie 3 lyderiai, Technibokas, Kličko ir Jaceniukas. Ir 3 užsienio reikalų ministrai. Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Jie garantavo. Jungtinių valstijų ten nėra. Ir kuo viskas turėjo baigtis? Turėjo viskas nusiraminti. Tie visi įsipareigojo tą konfliktą gesinti ir staiga naktį iš 21 į 22 atsiranda snaiperiai nežinia iš kur, šaudo į visas pusės ir tą, ką tik susitarė europiečiai, viskas sugriuvo. Patys pagalvokite, jūs turbūt žinot atsakymą, kieno naudai tai buvo. Kas iš šito laimi? Nu, tai yra akivaizdu, jeigu jūs
įjungiat smegenis. Dėl to, kad jie suprantat, vokiečiams reikia ramybės Europos Sąjungoje, nes jie šeimininkauja čia, jie šeimininkai yra Europos, vokiečiai. Jiem nereikia chaoso, o Jungtinėm valstijom objektyviai reikalingas chaosas. Vat kur yra Ukrainos problemos esmė. O dabar kaip elgtis Lietuvai šitoj vietoj? Kadangi karas yra ne mūsų, tu sutiksi, karas čia yra ne mūsų. Tai jeigu mes užimame dabar poziciją aiškiai vienoj pusėje, arba kitai pasakysiu, sako, paremkim Ukrainą, mes remiam Ukrainą. Kas yra turim omeny? Šita nelegali valdžia, kur yra Ukraina dabar? Jūs turbūt sutiksite, tai yra neteisėta visiškai. Tai ką mes remiam neteisėtą valdžią? O jeigu mes remiam Ukrainą apskritai, kur ją dalį Ukrainos? Nes rytų Ukraina yra vienas dalykas, vakarų Ukraina visiškai kitas. Jie niekada nesutarė, nesutars. Tai kurią mes dalį remiam tada? Ten yra konfliktas, mirtinas konfliktas yra tarp rytų ir vakarų Ukraina. Jisgi ne šiandien gimė, ten jis yra neatmenamų laikų. Vat kur yra Ukrainos visų problemų esmė. Ir Lietuvos uždavinys būtų šiandieną stengtis mažiau kištis į šitos reikalus, stengtis pralaukti šitą momentą, žiūrėti, kuo viskas pasibaig ir išlaikyti savo, tą, ką galim išlaikyti, pinigus, žemę, vertybės ir panašiai. Išlaikyti šeimininkai. Išgirdau, kad Estija nei vieno pareiškimo prieš. Va, apie ką kalba? Šiandien per radiją išgirdau. Taip, apie ką kalba? Absoliučiai. Latvija taip pat nepadarė jokio pareiškimo. Bet Lietuva apie ką kalba? Už kainą. O dėl ko Kinija neina su Rusija dabar? Kodėl Kinija su Rusija? Nu dabar neina, aš skaičiau straipsnį. Neina, reina. Neina, tai kur? Kaip ji gali eiti? Ne, jūs kažką maišot. Kinija eina su Rusija, baigia, čia yra vienas blokas. Tai yra vienas blokas, bet yra straipsnis. 15 minučių. Maža, ką ten rašom 15 minučių, baigia, čia yra metų metais. Ne. Gerai, praktiškai laikas mūsų baigėsi, aš jau matau, ar ne? Tai dėkui visiems už dėmesį. Ir iki susitikimo rinkimus. Dėkui visiems, tas, kas norėtų rinkti parašus Rolandui Paulauskui, tai ateikit prašom čia į priekį, turim skrajučių ir namą. O jeigu nėra žmonių internete, viskas informacija yra internete. Kur galima internete ką nors gero rasti? Tikrai protingo gero ką nors rasti.